Nesvarbu, kuo aš tikiu, aš tik noriu būti geru žmogumi. Tai religija, tai teigimas, kad kelias į dangų yra per buvimą geru žmogumi. Ne, netiesa. Jėzus kraujavo ir mirė ant kryžiaus, kad sumokėtų bausmę už mūsų nusikaltimus, kad mums atleistų ir duotų mums dovaną, atleidimą, amžinai gyvenimą. Taigi žmogus, kuris sako, nesvarbu, ko tu tiki, tiesiog būk geras žmogus. Jie pamokslauja religiją. Tai darbų religija, tai taisyklių religija. Jei tu pakankamai gerai jų laikysiesi, tu pateksi į dangų, į nirvaną. Ir Jėzus sako, ne, tau niekada nepavyks pačiam, tau būtina mano pagalba. Ir štai kodėl nuolankumas toks svarbus. Nes kad pasakytum padėk, aš turiu pripažinti, kad aš negaliu. Man reikia tavo pagalbos. Tai kritinis momentas. Ir antra, tu skaitai Bibliją, kaip jūs ir darote, kaip mes bandome daryti ir sakome, Jėzau, kalbėk man ir ką tu be pasakytum daryti, aš noriu daryti. Jėzus sako, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir tieseka manimi. Taigi iššūkis, kaip aš suprantu, yra mirti savo nuodėmingai prigimčiai. Tai mano daliai, kuris sakytų, bus kaip aš noriu ir tu turi tai padaryti, kaip aš noriu. Ne. Bus kaip Kristus norės, Dievas norės.